Ir ši terapija pagrindinis jos aspektas yra tas, kad mūsų mintys, emocijos ir elgesys yra tarpusavy susijęs. Ir jis labai labai veikia mus. Ir būtent, kai žmogus serga depresija, mes taip sakom, kad jisai netgi tokį proto filtrą turi. Jisai priima tik tai neigiamą pesimistinę informaciją kartais. Ir tos mintis tampa tikrai labai labai negatyvios. Jisai gali imti galvoti, kad aš niekam nereikalingas, kad man nesiseka, aš nevykėlis. Ir tai sukelia labai stiprius nusivylimo, liūdesio jausmus ir tai jau turi įtakos mūsų elgesiui. Tai yra, kad mes izoliuojamės, atsitraukiam, tampam neveiklūs ir tai tik pastiprina tada visas negatyves mintis apie save, apie pasaulį ir emocijas. Tai terapija yra tikrai ilgalaikis gydymo būdas, mokosi žmogus įgūdžių, kaip atpažinti šitą užburtą ratą, kaip keisti savo pesimistinės automatinės mintis, jas modifikuoti, adaptuoti į pozityvesnės, realesnės mintis. Taip pat mokosi ir tokių įgūdžių kaip problemų sprendimas, emocijų reguliacija. Ir taip pat labai svarbus dalykas, kalbant apie depresiją, tai elgesio aktyvumas. Tai skatiname žmogų įsitraukti į veiklas, kurios sukelia malonių jausmų, tai yra pasitenkinimo savimi, bendrumo jausmą. Tai tas irgi labai svarbu patirti visai kitokį spektrą emocijų negu depresijos metu. Monodaktaras.lt